Kiaušiniai tikrai asocijuojasi su Velykom, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tai kas slepiasi po šitais kiaušiniais? Pirma sudėtinė dalis yra cukrus. Ar žinai, kad šitame viename kiaušinėje yra 10 gramų cukraus, tai yra apie 2 šaukšteliai. Toliau eina augaliniai rafinuoti, dezodoruoti riebalai, įvairūs skonio sustiprintojai ir turime viduje žaisliuką, kuris iš esmės yra emocinio valgymo pradininkas mūsų gyvenimuose ir šitoj vietoj, kaip mes gauname ir maistą, ir kartu mes gauname žaislą, automatiškai ugdomas emocinio valgymo įprotis ir ateityje mūsų vaikai gali turėti emocinio valgymo problemų. Jums turbūt kyla klausimas, ar mano vaikai yra gavę šitų Kinder surprizų. Tai tikrai ne nuo ankstyvojo amžiaus, bet yra gavę, kai jau buvo galima jiems paaiškinti ir išaiškinti, kad tai yra žaislas, bet ne maistas. Dažniausiai tas šokoladas atitekdavo tėčiui, bet šituo atveju, kas yra labai svarbu, kalbėti su vaiku ir paaiškinti, kad maistas reikalingas mūsų sveikatai palaikyti, mūsų fiziniam kūnui, bet iš esmės jis niekuo neturi būti susijęs su žaidimu. Ar kalbi tu apie tai su savo vaikais ir paaiškini jiems emocinio valgymo problemą ir kas gali jų laukti ateityje? Ar patiko mano patarimai apie vaikų mitybą? Jeigu taip, rašyk komentare daugiau vaikų mitybos. Brokoliukas ir braškytės sveikatos karalystė, nuostabi pasaka. Kviečiu tave įsigyti Velykų progą, padovanoti savo vaikams šią nuostabią pasaką apie sveikos gyvensenos principus, kurie išugdys tavo vaikui esminius bazinius sveikos gyvensenos principus ir padės ateityje augti sveikam ir laimingam.